kai moteris nuvertina vyrą. Ir tą daro tyliai ir kasdien. Ne kiekvienas smurtas yra garsus. Kartais jis apsimeta rūpesčiu, o kartais slepiasi po frazėmis. Tu gi vyras, negali būti toks silpnas. Vis tiek nieko nepadarai, kam bandyti. Geriau aš pati, nes tu vis tiek sugadinsi. Ir taip diena po dienos. Vyras ima tikėtis ir jau net kartais patiki, kad jis yra tiesiog niekas. O moterų dažniausiai vartojami žodžiai, kurie jį tyliai žudo. Tu niekada nesugebi iki galo. Esi kaip vaikas, viską reikia aiškinti. Mano buvęs bent jau uždirbdavo. Jei nebūtų vaikų, senai būčiau tave palikusi. Net baldų nemoki normaliai surinkti. Vyras vadinasi. Ir šie žodžiai krito ne tik kūnui, bet ir tavo sielai. Ir kai siela ilgai yra skaudinama, vyras praranda vidinį žinojimą, kad jis dar kažko vertas. Koks dažniausiai būna energetinis poveikis vyrui? Vyras užsidaro savyje, ima vengti namų, praranda motyvaciją išvis dirbti, kurti, gyventi. Nes jo širdies centras blokuojamas. Energetiškai prislopsta, vyras tampa tiesiog nematomu, tarsi negyvu iš vidaus. Ir tokį vyrą lengva vadinti šaltu, tinginiu ar nelaimėliu. Tačiau dažniausiai tas vyras tiesiog buvo sužeistas moters. O kas slypi po tą nuvertinančią moterį? Kartais tai moteris, kuri galbūt pati patyrė pažeminimą iš tėvų, gal buvusių partnerių. Ji galbūt augo su žinute, vyrais negalima pasitikėti. Tu turi būti stipresnė. Ir dabar ta moteris pati to nesuvokdama keršyje. Ne tik visam pasauliui, o net vieninteliam tam vyrui, kuris šiuo metu yra su ja. Jeigu yra šalia vaikai, jie mokosi. Ir kai vaikai mato, kad mama nuolat žodžiais, veidu ar tyla menkina tėtį, jie ima negerbti vyrų. Sūnus netenka tėvo autoriteto. Dukra nesupranta, ką reiškia pagarba vyrui. O svarbiausia, jie abu išmoksta, kad meilė yra skausmas. O vyro viduje? Kas tuo metu vyksta vyro viduje? Kartais vyrai jau nebegali kalbėti. Bijodami kartais būti dar kartą pašieptu, atmestu ar nuvertintu. Kartais jie gūžiasi, atsitraukia, o ta moteris sako, dar išdrįsta pasakyti, žiūrėk, koks tu be emocijų, be ugnies, be jėgos, kai jos pačios jis ir buvo užgesintas. Ir moteris nesupranta, kad tai jos žodžiai, kurie jį žlugdo. Nors galėjo būti ta, kuri įkvėpė vyrą.
bet ji uždarė savo vyrą į tylos kalėjimą. Ir moteris, kuri norėtų vyro, kuris spinduliuotų jėga, tai turi pradėti kalbėti su pagarba ir leisti tam vyrui augti, o ne vis priminti, kad koks jis netoks. Norėčiau, kad vyrai, kurie tą patiria, žinotų. Vyrai, jūs turite teisę sakyti man skauda. Jūs turite teisę net pasitraukti iš tokių santykių, kurie jūs traiško. Tu neturi niekam įrodyti, kad esi pakankamas. Tu toks esi. Tu gali gyti ir vėl atgauti savo vyrišką jėgą, savo orumą ir savo balsą. Jeigu nori, galime sukurti tave naują. Tu atgausi visą tai, ką turėjai iki tos moters. Išgirsk save ir neleisk savo orumo žeminti. Esu šalia.